Labadiena, mėly žiūrovai ir klausytojai. Šalia mane sėdi, kaip rašo LRT tikriausiai, nesutrandomasis Laurinas Ragelskis, kurio anketą vieną po kito išjunginėja ir jis vis kitais būdais grįžta. Čia kaip matrioška, išėmė vieną matriošką, randa kitą matriošką. Čia išėmė ją Ragelskį, randa kitą Ragelskį, dar kitą Ragelskį, dar kitą Ragelskį. Viduje dar vienas Ragelskis. Taip. Ir taip jie bando atsikapsyti iki Putino. Putino vis nėra, vis neranda vis Ragelskis. Bet aišku, tos kanalus vis ištrina. Man minėjai, mes kalbėjom anksčiau, kad sausio 1 dieną, ar išvakarėse tavo kanalas? Ne, gražiai prieš Kalėdas 23 dieną, kad aš ramiai švęsčiau kūšės, nesiniuodamas Kalėdas, tada jį, taip sakant, pastatė ant klausimo ir klausimą iki šiol svarsto, nors, kaip čia, apeliacija pateikta ir turėtų ją per 2 dienas, kaip prašo YouTube'as, įvertinti ir apsvarstyti, bet tai jau čia eina. Netrukus bus mėnuo ir, žodžiu, tokioj stadijai pakabinta. Beje, yra įdomus momentas, kad pavyzdžiui, Phoenix TV, kodėl jisai taip pavadintas, buvo Kazimiero Juraičio kanalas ir pervadino jį Phoenix TV, todėl, kad po kažkiek metų nebūties jisai staiga atsirado. Ai, dabar atsirado vėl? Ne, dabar jis vėl ištrintas. Bet, įsivaizduok, tenai per tą covidinę beprotybę jį uždarė, užblokavo, ir viskas ten su visais daugybė video, ten krūva žiūrovų. Ir staiga po kelių metų, jisai nei iš šio, nei iš to, vėl su visais video, su visais žiūrovais, kurie prenumeratoriai buvo, vėl jisai buvo prieinamas, tada pervardino Kazimieras į Phoenix TV, atgimė iš nieko. Paskui vėl nukirto galvą Phoenixui ir įsriubą. Tai nieko čia baisaus, viskas šiandien yra suprantama, mes gyvename informacinio karo sąlygomis ir kovojame svetimoje teritorijoje, svetimoje smėlio dėžėje. Partizanauja. Taip, mes pradiškai info partizanai esame ir atitinkamai represijos prieš mus yra vykdomos. Beje, pavyzdžiui, nežinau kaip tu tą rusišką interneto žiūri, bet yra toks autoritetas, būtent YouTube'e susikūręs savo didelį auditoriją turėjęs Dmitrijus Puškovas Goblinas. Žinau. Žinai, kadangi jisai išgarsėjo taip savo autoriniais garsinimais ir savo parodiniais garsinimais. Tai jo kanalas, kuriame įvairiausios temos ir aktualios, ir politinės, ir istorinės, vienas populiariausių Rusijos YouTuberių. Ir jį prasidėjus specialiai karinė operacija po kažkokio laiko išjungė. Ir kiek jisai bandė sugrįžti, vis išjungdavo. Tai dabar aš mačiau jau paskutinės laidos, jisai kalbasi su savo pašnekovu ir vietoj jo tenai uždėtas, užklijuotas kitas paveiksliukas. Įsivaizduoju, kad čia sėdėtum tu, o čia vietoj manęs koks nors pasijoda buvo užklijuotas, žodžiu. Ir jisai taip. Kad nekeltų grėsmės kitam kanalui. Taip. Bet esmė... Bet čia ne tam esmė. Tai būtent, esmė yra informacija ir kaip jie bando išjunginėti. Nes tas pats Alex Jonesas buvo iš visur ištrintas, nežinau, ar dabar atgamino Facebooką ir YouTube'ą, bet jisai kitose laidose galėdavo dalyvauti, ateidavo, pasirodydavo, ten šnekėdavo, kas įkviesdavo, niekas ant kitų už tai nebadina. Tai kartais nereikia bijoti savo šešėlių, aš kartais galvoju. Praktiškai taip. Be to, matai, mes iš tikrųjų, sąžiningai pridėjau širdį prie krūtinės, tiksliai niekas nepasakys iš žmonių esančių išorėje šitos YouTuberių bendruomenės, liaudės žurnalistikos, įvairiausių formų atstovų, tiksliai nepasakys, kaip realiai veikia vidinė YouTube cenzūra, kaip veikia jų tenai etikos kodeksai, kur jie tenai nubrėžia ribas ir taip toliau, kokie juodieji sąrašai yra, ar jie yra ir kaip jie sudaromi. Viskas lankščiai nuo politinių vėjų. Labai lankščiai turėtų būti. Tai rezimuojant tavo kanalą Ragelskis TV, ten beveik 3000 buvo. Ten buvo 3500. Jo dabar nėra, dabar tai galima rasti kanale LRT, kuris reiškia Laurinas Ragelskis transliuoja. Nuoroda pirmame komentare bus įdėta, kad rastumėt, nes padėkim su žmogu surinkti, bent jau 1000. 1000. Dėl ko reikia 1000? Dėl to, kad tuomet YouTube'as tave pradeda skaityti pilnaverčių bendruomenės narių. Iki to laiko, iki 1000 prenumeratorių įvairūs yra apribojimai. Štai ir dabar gyvai transliacija yra apribojimas, kiek žiūrovų tenai gali dalyvauti, komentarų rašymas, moderavimas ir taip toliau. Tai taip, kad nuo 1000 surinkai, tai reiškia, tu vertas dėmesio esi YouTube. Mane kol kas YouTube'as labai myli, jis man pastoviai siunčia mokymus, kuris mane kviečia, visokias bootcamps, parašytas, jo, kaip tenais siunčia atnaujinimus, visą kitą, ten labai godoja kol kas, nežinau kodėl.
Ta prasme, bet kol kas, nu, aš aišku stanginuosi, žinai, ten. Tu esi baltas ir pūkuotas. Pažiūrėk, baltas ir pūkuotas. Jau, biškai tokių pūkelį. Nu, va, šviesioji pusė tu, o aš tamsioji. Aš žinau, kad jau praras kanalą, eina savo kaip sunku iš naujo jį auginti, eina savo. Nes 4 metai aš šito, daugiau, jau 4 metų šito kanalų siemu ir, žinai, dar aš nepasiekęs to lygio, kokį aš norėčiau matyti. Aš atsimenu, kaip aš reklamavau Mariaus Jonaičio kanalą. Aš irgi atsimenu. Prenumeruokitės, kad būtų 1000. Čia buvo jo 21 metų galas kažkur. Aš tą atsimenu, dėl to aš laikai Laurino kanalas įstrinu, aš visada tą atsimenu ir aš irgi visada ten stengiuosi pareklamuoti. Aš tokią auditoriją kaip tu dabar turėjau tik tai rusiškame kanale kažkada, kurį irgi ištrynė. Dabar beje, draugai, kas žiūrite rusiškai, kam įdomu naujienos iš Lietuvos rusiškai, Lietovės Rubit Pravdų veikia, gyvai veikia, ten aš turiu nuolatinę rubriką Na Svezė Lietuva, kur įgyvendinu savo tą sunkiai realizuojamą viziją, kad nuolatos būtų šviežios informacijos aptariamas. Nes vis tiek žmonės nenori, vis tiek tokie informaciniai narkomanai. Jiems reikia kažko naujo, įmesti smegenis naujo. Ir tada sėdi, žiūri ir persiformatuoja po truputį. Ne, jo, čia gal tai, žinai, ne taip pasakyti, kad narkomanai čia labai aišku. Narkomanai. Ne, žiūrėk, supraskim paprastą dalyką. Dabar įsijungia bet kokį melasklaidos organą, ten LRT, TV3 ir visą kitą, jie visi dėlioja tas naujienas ir jie visi tos, kaip sakoma, naratyvus, pasakojimus dėlioja pagal save. Vieną šabloną, tokį vieną rėmelis toksai. Ir skirtingais galbūt pakomentuoja kampeliais atskirais, nu čia pagal jo. Bet esmės dalykose diegia. Mūsų pusė kažkoks liaudų žurnalistika irgi turi dėkti, bet iš kitos pusės paaiškinti įvykius, adekvačiai, kaip mes, kaip reikia matyti be propagandinio to užtaiso, tokio, be bandymų apmulkinti žmonės. Tai va irgi aš irgi, kai darau tas laidas, stengiuosi padaryti, kiek įmanom irgi didesnį spektrą įvairių naujienų, aktualijų apžvelgti ir parodyti, iš tikrųjų, kaip šitie meluoja, kaip čia skiriasi žodžiai ir darbai ir visą kitą. Tai gaila, kad mažai tų, kurie yra, Kristoferis, iš tikrųjų, praktiškai mažai daro, nežinau dėl ko, iš tikrųjų. Dabar Kristoferis paskelbė, kad sugrįžta į eterį. Tave tai nuolat pjauna nuolat ir tavo sunku užaugti, žinai, rimtai užsiimti, žinai. Aš nuo šiol irgi būsiu, pasižadėjau jau, dar kartą pakartosiu, aš būsiu mielas, pūkuotas, geras ir manęs tikrai nėra už ką manęs drausti. Žadėjai ir ankstesniam kanale toks buvo, irgi pūkuotas. Neišlaikiau. Pamiršau, bet dabar kars nuo karto prisiminsiu, pasidarysiu kokį plakatą ant sienos. Jo, kur rašinėjai, kad tavo šakis matytųsi. Baltas ir pūkuotas. Taip. Baltas ir pūkuotas. Ir kai tik tai prieisiu raidę Tau turėtų būti elektros, eiti kokia ryšys, tau kaip šunys dresūros būna kitie elektros. Antkaklis, taip. Patrūkčioti, žinai. Beje, šitie antkakliai, kurie krato šunys, kai jie suloja, jie, žinokit, beje, kaip ir pusiau legalūs yra. Kai kuriuose šalyse uždrausti. Bet efektyvūs. Lietuvoje yra legalūs, bet aš jų nenaudoju. Bet aš nenaudoju, aš naudoju, aš turiu šunį, didelį šunį, stiprų labai šunį ir aš dresūrą užsiėmęs, šis reikalavęs ir taip. Kažkaip aš nenorėjau nei tų spyglių naudoti, nei tramdomųjų. Kai čia yra tam momentui, kol suvaldai situaciją, kol įpranta, žodžiu, tą perėti momentą. Jeigu visą laiką jisai su tokiu antkakliu, tada jau čia yra nereikia persistengti. Aš iš viso be antkaklių vaikštų tik išvedus, namie be jokių antkaklių, kas kailį nebrūžintų. Bet esi užsiėmęs biškai šunų dresūrą kažkiek? Esu skaitęs knygutę šunų dresūros. Ir tiek skaitimas, ir tiek praktika, ir viskas susiveda, kad žmonių ir šunų dresūra labai panaši. Labai panašiai. Labai viskas panašiai. Dėl kokias yra priežastys pasiekmė. Ir tu prasme, tu nori, kad gauti skanuką, tu turėt likti tam tikrą veiksmą. Nori gauti algą, nori gauti kažkokį postą, nori gauti pripažinimą, turėt likti tam tikrą veiksmą. Tai aš ne kartais savo laidėse irgi kalbėsiu apie visuomeninę dresūrą. Tai visuomeninė dresūra ir gyvūnų dresūra labai panaši. Ir ta dresūra, jinai praktiškai visos socialinio, politinio gyvenimo, kultūrinio ir kokio tik noriu gyvenimo aspektuose aš matau.
Ir jinai yra. Ta cancel kultūra, dėl ko yra dresūros dalis. Supratau, kadangi tu visą tą praėjai praktikoje ant savo šuns, ne, tai tau dabar lengva žiūrėti žmonių visuomenę. Čia šitos dabar tokių. Šitiems su skaniuku šitos su bausme dresuoja. Čia esminis tas dalykas, kad, aš anksčiau tos dalykų domėjausi, bet kažkaip, žinai, negalvojau, kol šūnus neįsigijau ir nepradėjau dresuoti, žiūriu, labai viskas panašiai. Kaip ir visuomeninėse teorijose dresūros žmonių, taip ir su šunim ta pati dresūra gaunasi. Tik tai ten, kur šuo aprašyta paprastais biologiniais terminais, o ten, kur žmonės ten sociologai, tokie filosofiniai, tokie išmąstymai yra. Lojalūs, nelojalūs piliečiai. O esmė yra va tokia pati biologinė. Taip, kontroliuoti reikia. Taip. Ir dabar einam prie dar vienos temos, nes dabar kaip tik esi Kaune esi nebe priežasties. Šiandien vyko tam tikras teismo procesas. Taip, Erikos Švenčionienės baudžiamosios bylos baigiamosios kalbos. Kaip žinote, Erika Švenčionienė dabar yra teisiama byloje, kurioje jinai, Kazimieras Juraitis ir prie jų prikabintas Valerijus Ivanovas, bet žodžiu, jinai ir Kazimieras Juraitis kaip Gerosios kaimynystės forumo organizatoriai ir dalyviai. Na, o Valerijus Ivanovas prie Švenčionės prikabintas dėl laidos apie sausio 13-ąją, tai vat jie yra teisiami dėl veikimo prieš Lietuvą. Čia yra viena byla. Ir kita byla, Erikai Švenčionieniai. Dėl metininkų. Dėl šiurkštaus menkinimo ir neigimo. Tai reiškia, kad Erikos Švenčionienės Facebook'e parašyti 3 sakiniai apie medininkų tragediją. Beje, taip jinai ir įvardė, medininkų tragediją. Tai žuvo žmonės, bet tai. Kad tie 3 sakiniai Lietuvos prokuratūros nuomonę šiurkščiai menkino ir neigė Lietuvos teismais nustatytą tiesą apie istorinę tiesą. Taip. Bet atkreipkim dėmesį, kad tą bylą dėl medininkų, aš tikrai atsimenu, inicijavo būtent pati vyriausioji generalinė prokurorė, Grunskienė. Taip. Įsivaizduojate, koks svarbus žmogus yra Erika Švenčionienė. Jinai pati laidoje su manim pasakė, kad 47 šitie kandidatavimai į darbo vietą per 3 metus parašyti jos. Ne vienam darbe jos nepriėmė. Net jeigu viskas tvarkoja, atneškite dokumentus, įforminsim, gavus dokumentus, žodžiu... Pagūglina, dar kažką, arba gauna... Net negūglina. Gavę dokumentus turi registruoti sodroje ir taip toliau, kai prasideda registracija šitose valdiškose institucijose, iš ten pareina, tikriausiai kažkokiu pavydalu, pareina, taip sakant, niu. Įsivaizduojate, kokia nuostabi Lietuva valstybė. Mums reikia 60 000, ten 80 000 darbo leidimų emigrantams, ar ne? Taip. O pas mus bando žmogų numarinti badu, neduodami jam jokių pajamų. Realiai neduodami jokių pajamų, nes jinai negauna jokių socialinių išmokų. Nors įregistruota darbo biržoje, bet negauna socialinių išmokų, kadangi jos šeimos narė, jos dukra su savo tenai invalidumu ir pašalpa už kaip čia, gimdytoje jau surenka daugiau negu gaunasi per turtingi. Tai yra košmaras. Aš suprantu, kad gali nemėgti, gali nepatikti ir visa kita. Taip? Tai tvarkoju, tai palikite jūs tos žmonės ramybėj, tegu jie kaip nori, taip gyvena, tegu jie tenai... Čia dresūra, žinok, Laurinai. Yra totaliai, nes aš įsivaizduoju, kad kas gaunasi toje įmonėlė, kur nueina darbintis, ar ne, žmogus. Taip? Ir priima jo dokumentus ir staiga pareina ten iš sodros kas nors. Taigi viskas aišku, toje įmonėlėje, visi jau jau šitas segmentas jau gauna, taip sakant, teisingą inputą, taip, teisingą informaciją. Ir jie jau žino, kad būsi kaip Švenčionienė, kas tau bus, badų padviesi. Čia beje panašiai buvo ir tokių Julium Panka. Jis seniau irgi darbo negavo Vilniuje mokytojų, visiškai jokio.
turėjo dirbti, ten Lidl nešiojo tos bananus, iš jo ten žvengia visi liberastai. Prieš tada tuo metu nors jau nesutariau su juo, bet vis tiek viešai užstojau, nes tai yra neadekvatus poelgis. Ir jis po to išvyko į mažesnį tą miestelį, dabar nesimenu, Kupiškis ar koks ten. Ir jis tenais atitolo nuo politikos, jis Facebook'e šneka daugmaž ką ir valdžia šneka. Taip. Gavo ligoninės direktoriaus. Elementariai pradėjo eiti per tą administraciją, per valdininkų konkursus. Bet jis jau nepavojingas buvo, jam leido. Taip. Reiškia, jo dabar jau nebėjęs. O prieš tai įsivaizduokit, jo nepriėmė į Vilnių į Šaulių sąjungą. Aš buvau Šaulių sąjungai, o jis ne. Tokio, kaip Kasčiūnas, tik tai dar piktesnio, nepriima į Šaulių sąjungą. To, kuris pats pirmas turbūt eitų tenai ir sąrašus sudarinėti ant durų kryžiukus braidžiatų. Galbūt, aš nežinau, tarkim. Bet iš principo tas, kad jam tai buvo asmeniniai tokie žaidimai. Ir jį ėdė tol, kol jisai susiprato, o po to, jau nebeėda jau jo, nes nebejudina pankos niekas. Gal kitas momentas, tuo metu jisai buvo aktyvus Tautininkų sąjungos vienas iš vadovų. Ir tiesiog marinti tą potencialų konkurentą. Kam čia reikalinga tokia partija, kuri pretenduoja į valdžios gabalą, taip? Ir pasižiūrėkime, iš tikrųjų, kažkokių tokių naujų partijų ir nėra. Arba yra partija, kaip partijos atsiranda, yra kažkokia sena, susiskaldo, ar ne, ir išsipumpuoja, ir iš vienos atsiranda 3, taip. Žemaitaitis savo paskutinę partiją, tai yra Žemaitaičio, mes jį sveikiname ir beje, Mariau, tu sakėjai ten apie Žemaitaitį, kai susirinkęs informacijos krūvą. Jo, jinai ten bus jau pasirodžiusi, nes aš šitą laidą dėsiu biškai vėliau, nes ten aktualės, aš stengiuosi greitai. Tai, tai ką, informacijos rinkęs daug, kad jis daro tos turus ir daro jo sabotavimas, tai sabotavimą akivaizdžiai eina organizuotai. Jis dalyvauja Tapinas ir Malinauskas, Tapinas stebi kiekvieną susitikimą ir jo komanda rašinėja toms bibliotekoms, kur tenais daro tus susitikimus. Vienu žodžiu, bando sabotuoti, plius dar užmirška Tapinas paleidęs tą turą didžiųjų partijų, kuriais irgi organizuoja debatus tokius. Čia pirmasis buvo Olekas ir Kasčiūnas iš Šilalė ar Šilutė atvykęs. Suorganizavo. Be abejo, ten yra pageidaujamas vienos partijos, kitos nepageidaujamos. Mažos partijos iš viso neturi jokių šansų. Tai reiškia tos partijos, kuriuose taip gauna dotaciją iš valstybės biudžeto, jas dar gauna papildomą reklamą. Ir čia tam skirta, kad numušti Žemaitaitį yra. Bet čia tos gaunas dvigubo žaidimas, jie bando smaugti Žemaitaitis jis tą viešina ir gauna vėl populiarumą ir ta gaunas ta polarizacija, taip sakoma. Žiūrėk, tokie du įdomus momentai. Pirmas momentas, ar ne? Atrodytų šitiegi, kom Žemaitaitis skiriasi nuo tų valdančiųjų? Gi nieko, tas pats kovidinis fašistas. Žinai, tas pats perėjinas, persivertelis ir kapitalistų paklodė, žinai, absoliučiai, žinai. Bet save išstatęs kaip šito opozicionieriumi ir dabar susipjūdė vėl dėl valdžios lovio, tie patys valdžios vidinė mafija. Žiūrėk, aš neatsimenu tokio vajaus Lietuvoje, kad reikėtų važinėti per provinciją, per rajonus, daryti tenai susirinkimus, diskusijas, kviesti žmonės, ateikite. Jiems užtekdavo viskas tvarkoja, telikas parodė, žmonės ten tai gavo ten tas bangas ar ne. Laikai pasikeitė. Tai labai įdomus pasikeitimas, žinai, kad jie dabar yra priversti iš savo Vilniaus bokštų didžiųjų nusileisti į tas šilalės kažkokias, kurių gyvenime turbūt nėra matę, nėra ten kojas kėlę ir bendrauti su tuo, ką jie iš tikrųjų niekina ir ką jie laiko žemės purvų, bet eiti ir prieš juos daryti visą tą teatrą, cirką. Gal ir gerai, judina žmonės, tie žmonės paskui norės kitų, norės į šitą mėšlą provaldišką pasižiūrės, pareikalaus kažko kito ir jau bus išjudėję, jau žinai, jeigu tokie diskusijos daro, tai gal ir kitokie gali daryti. Yra, matai, dėl to Žemaitaičio keli niuansai, taip aš sutinku, kad ten praktiškai tą patį daro, ką ir visos tos partijos. Su nedideliam smulkmenom. Yra du niuansai, dėl ko yra. Pirmas, jie bijo Žemaitaičio augimo dėl 2 priežasčių. Pirmas dalykas, jie mato ir galvoja, ir tikriausiai yra, kad Žemaitaitis yra oportunistas. Ir jeigu, tarkim, jų akise įsivaizduoja, tarkim, atsiras kažkokios didesnės prorusiškos tipo galimybės jėgos ir jis gali persimesti į kitą stovyklą ir toliau ten daryti politinę karjerą. Jie taip galvoja. Visi persimesti. Taip, bet jie tą galvoja. Jie tą galvoja, nes yra ta erdvė tokia, kuri ten, ar ten Žemaitaitis, ar Rolandas Paulauskas, ar Vaitkus, ar ten Paleckis, ar dar kažkas, visa ta, kaip sakom, kita Lietuva, jinai yra pakankamai daug jos yra. Tai yra didelė erdvė, neišnaudota erdvė. Ir Žemaitaitis užuodė galimybės, ten važinėja po tos regionus ir dirba
dirba su ta auditorija. Taip. Tai to jie bijo, kad galbūt gali nebesukontroliuoti. Nu, jie taip įsivaizduoja to Žemaitaičio projekto. Antras variantas, dėl ko jie bijo Žemaitaičio kaip tiesiog elementaraus konkurento, kuris pateks į valdančią koaliciją, užims valdančius postus, tiesiog perims piniginius rautus, tarkim, nuo Vilniaus burbulo iki, kurios provincijos burbuliukų, ten paleistos pinigus. Elementariai, taip, lovys yra didelis, bet lovys nėra ribotas. Vietų skaičius prie lovų yra suskaičiuotas ir kiekviena vieta dėl jos ragais, nagais ir kanopomis kovojama. Ir jie įkaitina tos savo šalininkus iki išprotėjimo, jų galvose iš viso tas sprogimas. Viskas tenais. Nes aš vieną dargi galiu čia dėti iš karto. Ant kiek žmogus turi būti jau užturbintas, kad jisai namuose pasiėmęs pjūklą iš lentos išpjautų ten medinį organą, ten kažkokie kepurė priklijuotų ir su tuo daiktu važiuotų su Žemaitaičio susitikimą, kad lystų į salę. Dieve, kokie jie. Jie yra jaudrinti, jie gyvena tam informaciniam burbulė, ten nuolat jas apdoroja, pasako, kas priešas, kas geri. Ir jiems sako, nu viskas čia ateis, atims iš jų viskas. Jų akise jie įsivaizduoja, kad čia į Tarybų sąjungą grįšim, į Rusiją grįšim. Čia, ta prasme, viskas iš jų bus atimta. Tu manai, kad jie iki tiek... Taip. Jiems yra ten visiškai... Ten yra... Labiausiai Tarybų sąjungos šitą nekenčia tie, kas gimė po 2000 metų. Čia visi tą žino. Nu, jie labiausiai apie Tarybų sąjungos siaubus gali papasakoti. Tai visokių priekvaišių yra. Vėlgi yra, aišku, ir to jaunimo, kurie gauna normalią... Aš žinau jaunų žmonių, kurie kaip tik yra už Tarybų sąjungą. Aišku, jų nėra tiek daug. Šiaip tai aš Lietuvos jaunimu daugiau mažiau esu ganėtinai patenkintas, turint omeny kokiom sąlygom, kokiam informaciniam kloakoje jie yra priversti augti, tai aš labai netgi, sakyčiau, maloniai esu nustebintas. Vienas mano kolega, žinai, prieš 10 metų kažkur buvo tas pokalbis, susirinkimas, dar tautininkai buvo, man atrodo, referendumas vyko. Čia kažkas, jaunimo zombitas, visą kitą. Sako, palau. Žiūrėk, čia sėdi jaunas, atsiranda. Tada buvo dar 20 metų praėjo. 20 metų jis nuolat mulkina drožę nuo pat mažų dienų ir štai vis tiek atsiranda jaunų žmonių, kurie pasipriešina, kurie kažką šneka, kurie elgiasi kitaip. Čia reikia džiaugtis, kad jų dar yra. Čia reikia stebėtis, kaip jie dar atsiranda. Ne, tai čia yra tas momentas. Nereikia drožti jaunimo. Jo, informacinis tasai laukas, jisai yra toks, kaip čia pasakius, kai informacijos kiekis yra ribotas, tai viskas aišku, tu valgai tik tai, kas yra. O dabar praktiškai yra prisodrinta tiek visko, taip, kad tu bet kokią tą ideologinę kryptį, jeigu tau įdomu, lystamai, aiškinkis, alternatyvė istorija, tenai dar kažkokia, taip, iki visokiausių dalykų ir, taip sakant, per šitą dalyką vis tiek, jeigu žmogaus protas racionaliai veikia, jisai atsisijoja po truputį. O jeigu neracionaliai veikia, tai nesvarbu, tu jam ten elfų, žinai, pasakas pradėsi pasakoti, ar tu jam tenai pradėsi kokias nors ten Viduržemio jūros pasakas, jokio skirtumo. Bet kas nekinta, žinai, kas nesikeičia per šitą politinės, tos vakarietiškos demokratijos laikotarpį, kuriame mes gyvename. Vakarai ilgiau, ten 150-200 metų, mes 100 metų skaityk. Nesikeičia priemonės, kuriomis yra dorojamas konkurentas. Tai, kad dabar Žemaitaičio susitikimuose daro Tapino, Malinausko ir konservatorių atsiųstas Hitlerjugendas, šitos priemonės yra prašytos, kaip kovoti su politiniais oponentais diskusijose dar praeito šimtmečio pradžioje. Metodika paruošta ir lygiai tas viens prie vieno. Eiti į jų susirinkimus, kelti sąmyšį, triukšmauti, paversti viską į klaunadą, ir viską tą identiškai daro. Niekas nepasikeitė. Aš tau galiu pasidalinti tą informaciją, aš per daug niekur jas neskelbiu, gal žiūrovams bus įdomu. Čia Kaune, kai vyko tas žemės referendumas, buvo surinkti parašai ir vyko kova, ar įvyks referendumas. Konservo partija, aišku, buvo prieš, nors vidinės jo apklausos rodė, kad 30 ar 40% net ir tų partijos narių ir taip palaikė referendumą žemės. Mes Kaune, čia žemės aktyvistai, eidami jų viešus rinkimus, nes tuo metu jie darydavo, Ronaldo Reigano klubai visokie taip toliau, viešijų susitikimai ir kiekvienas iš mūsų ten kažkoks nueidavo ir vis keldavo žemės referendum klausimų. Ir jiems pasivaideno, kad čia mūsų tautininkų sąjunga Kauno skyrius tai organizuoja, nors mes to neorganizavom. Mes tiesiog čia toks stichinis toks gavus procesas. Ir jie nustojo daryti viešus susirinkimus.
pusę metų ar metus laiko jie nedarė jokių viešų išėjimų, jokių renginių, nieko. Jiems tai yra baisu pasidarė, tiesiog, kad čia sabotuoja susirinkimus. Tu čia viskas taip švelniai, dar draugiškai vyko. Net nesabotuoji, čia elementariai tu perimi, taip, jie sukviečia žmonės, paruošia auditoriją, o ten kažkas ateina ir įmeta tabų. Ja. Tai kodėl referendumą nepalaiko to, ką jūs už tai, kad Lietuvo žemė Lietuvos priklausytų? Tai čia šitoje vietoje tai yra absoliučiai normalus, normali politinė diskusija. Ne, tai faktas, tai mediniais falais, tai niekas. Dabar biškita mūsų opozicinė erdvė šiek tiek pasikeitė, bet tuo metu prieš 10 metų tai iš viso labai inteligentiški visi, tokie geriečiai, tokie senoliai, garbus, tokie šnekantis, dabar jau dėja dalis amžinatis. Užauginti tarybinės inteligentijos kartą užauginti. Jo, dabar aišku, pas mus ta opozicinė erdvė, to neformaliai įsipilėtis daugiau, jis radosi kitokios visokios publikos yra ir aišku yra jau naglesnių, pažiniau, kai koks Antanas Kandratas važiuoja susitikti ir koks 10-20 prisijungia, irgi nuotykių paieškoti. Iš kitos pusės, Bet tai yra gerai. Taip, o kaip tu kitaip viešai išpublikuosi savo nuomonę, savo poziciją? Taip, jeigu mes kalbam apie tai, kad turi skirtingų pažiūrų žmonės bendrauti tarpusavyje, kad vieni kitus geriau suprastų. Aš, pavyzdžiui, labai gerai suprantu konservatorius ir kitus, kurie manęs nemyli, manęs nekenčia, aš baltas pūkuotas. Tas žemos socialinės atsakomybės moteris, besidarbuojančias užsienio agentų žiniasklaidoje, kurios eina į mano teismo posėdžius ir paskui vemia, meluoja ir vemia. Aš juos labai gerai suprantu. Jo, aš irgi labai. Aš iš Landsbergistų šeimos esu kilęs, aš puikiai žinau tą visą logiką. Taip, bet man įdomu, ar jie mus supranta? Ar mes jiems tokie... toksai, žinai, žiūri, kaip žmogaus pavydalo, bet tikrai ne žmogus, ten kažkokį kas tenai jam. Nesuprantu, kas jam. Čia kažkada irgi vienė ten tolerantiško jaunimo asociacija, aš ten Facebook'is nebūtų rašyti komentarus, vėl tą patį panką paminėsiu, žinai, čia jau per miestą, matau, pankas sėdi kavinį ir jis valgo. Jis valgo. Įsivaizduoju, nacis negali valgyti. Čia, žinai, jas įsivaizdavo, čia visi nacikai, ir čia jų ten toks terminologija, žinai. Gal aš nežinau, gal čia galima ginčytis, ar jis nacis ar ne nacis, bet esmė dalykas, jie pamatė, žinai, ir jis sako, jis valgo. Ir tu turi nuostabą, kaip jis gali valgyti. Jis turėtų turbūt kaip urgsti 4 kokį kaulą tampyti tenais, kažkas tokio, žinai. Tai gaunas tai, kad priešinga pusė dažnai demonizuoja tą kitą savo oponentą, priešininką ir jie galvoja, kad jis negali elgtis kažkaip taip pat, kaip ir tu. Bet mes galim tas pačius filmus realiai žiūrėti, tas pačias knygas skaityti iš tikrųjų. Ne tik, kad galim, bet taip ir yra. Šitos klasikos literatūros, jinai klasika yra nepriklausomai nuo tavo požiūrio. Gal tik tai skirtingai vertinsi ten kai kurios personažus ir taip toliau, bet tos bendražmogiškos vertybės, tai jos dėl to ir vadinamos bendražmogiškomis. Taip. Nors, aišku, galbūt šitą vieniems Orvelo gyvulių ūkis atrodo vienareikšmiškai, kaip ir buvo rašytas parodijuojant Tarybų sąjungą, ar ne? Man jį skaitant, tai mes gyvename gyvulių ūkį, visiškas vakarų demokratija. Ir man gyvenusiam Tarybų sąjungoje ir gyvenančiam dabar, žinok, Orvelas visiškai su vakarais asocijuojasi. Nes tenai Tarybų sąjungoje nebuvo to, su kuo kolaboruoti tiems, kas paskelbė revoliuciją. Jie paskelbė revoliuciją, viskas aplinkui priešai. O gyvulių ūkija paskelbė revoliuciją ir paskui, ką daro kiaulės, paėmusios valdžią, jos pradeda kolaboruoti su žmonėmis, pradeda savo ūkio augintinius pardavinėti žmonėms mėsai ir taip toliau. Visiškas vakarų pasaulis. Aš galvoju, Orvelas pradėjęs rašyti tenai apie Tarybų sąjungą, rašė ir galiausiai parašė tai, kas jam už lango. Labiau, kad tai nebuvo tai Tarybų sąjungoje, tai realiai jam įvertins, žinai, tas iš tikrųjų, jisai toks įdomus, jisai realiai viską kritikavo iš esmės, tai galima iš dalies sutikti, ta prasme, jis ką matė, jo manimo neadekvatus. Jisai ir kritikavo. Bet kuriuo atveju. Jis kritikavo ir fašistus, ir antifašistus. Ta prasme, sako, būtų supanašė, nes vienas kito nori smegenis ištaškyti. Tai realiai sako ir tokie. Čia jo knyga apie tiesą, ar kaip vadinasi, aš neturiu, perskaičiau visai, tokia nebloga iš tikrųjų. Yra ten mintis atskiros, eina atskiri epizodai apie kažką. Žinai.
Tai būtų internetas tuo metu, jisai būtų blogeris tada. Ja, būtų blogeris, būtų influenceris, youtuberis galbūt, aš nežinau, sunku pasakyti, bet iš principų... Podcasteris, jo, bet visi laidas vedė. Grįžtant vėl apie tos visuomenės įsiskaldymą, šiaip jis yra dažnu atveju sąmoningai daromas, dažniausiai daro užsienio įtakos agentai, kurie veikia Lietuvoje, ar vieni iš idėjas, kiti iš to, kad, nežinau, galbūt toks ir yra tikslas. Aš galiu pripažinti, kad aš labiau klausau tuos provaldišką tą mediją ir visą tą priešingą pusę, negu tavo mūsų pusė kažneka, nes jie man nieko naujo nepasakys. O aš ten renku kažneka, ir įsikarpau, kažką panaudoju, ten archyvą dedu pas save, visą kitą. Tai ir aš matau, kaip yra konstruojama tam tikra ideologija, kaip reikia mąstyti, kaip reikia elgtis, kas yra savas, kas yra priešas, ko tikėti, ko netikėti. Tai yra gyvenam tam laikotarpį, kai dabar nauja ta doktrina yra konstruojama. Ir aš matau, kaip paprasti žmonės prisiklausų laidų, jie naudoja tas pačias savokas, tas pačius žodžius. Tai perima tiesiog tos informacinius blokus. Iš kur tie atsirado tie vatnikai, taigi irgi jie buvo nuleisti. Arba visi kiti terminai tenais atsiranda, ar ten Žemaitaičiui skirti, ar kažkam kitam, ar dar nesvarbu, čia pagal poreikį. Tai yra tam tikri galios centrai, per kuriuos yra visą tai formuojama ir yra tas skaldimas daromas iš tikrųjų. Ir valdžios užduotis dėl skaldimo viskas aišku. Tau reikia suskaldyti visuomenę, kad jinai tarpusai būtų kuo daugiau frakcijų, kad nebūtų vieningos jėgos galinčios kelti realų pavojų valdančiai klasiai. Iš esmės jo, bet tai yra įdomus dalykas, toj pačioj valdančiai klasiai jinai nėra tokia visiškai vieninga ir monolitinė. Ne, bet tai yra... Ne, jinai yra mafija, kurioje vyksta vidinė konkurencija, kaip mes sakome, dėl lobio, bet jeigu pasižiūrėsi šitos vakarų korporacijų vairias metodikas, ar ne, kažkurio metu buvo labai populiari, dabar tiesą sakant nežinau, bet kažkurio metu buvo labai populiari, tai kaip sukurti vidinę konkurenciją įmonėje, taip, kad ne šiaip įmonė veikianti rinkoje ir kitos įmonės yra jai konkurentas. Ne, to neužtenka. Reikia, kad žmonės dirbantis įmonės viduje vienas su kitu konkuruotų, jaustų tą ir tada padidės jų efektyvumas. Tai iš principo šitas valdžios ant tas pjovimasis tarpusavėje, tai ir yra ta vidinė korporacijos konkurencija, kurią specialiai korporacijos vadovas stimuliuoja, kad jų efektyvumas būtų didesnis, maža, be to visada yra, kaip čia pasakius, žmonėms prieš akis kažkas vyksta, kažkas dedasi, kovo vyksta. Taip, ir iš kitos pusės, aš manau, plus labai geras momentas yra vėl tasai atgrasyti žmonės, aktyvius žmonės nuo dalyvavimo tame mėšlyje. Žiūrėkite, politika purvinas dalykas. Žiūrėkite, čia žmogus taip kalba, o čia taip jau išsikurvinęs. Žiūrėkite, Veryga buvo normalus psichoterapeutas, blaivino Lietuvą, kovojo prieš rūkimą, darė puikias konferencijas. Aš už tai Verygai kabinčiau medalį kiekvienais metais negailėdamas, žodžiu. Aš su Veryga pažįstamas dar buvau ir gyvai, aš dalyvau jo žygiuose ten už blaivybę, aš su juo konsultavau, kai rašiausi vieną mokslinį darbą ten, kad su juo normaliai Facebook drauguose kalbėdamas, pasveikindavau, bet pateko politika ir kuo toliau, tuo blogiau. Ir kiek laiko tai reikėjo, kad jisai išsikurvintų praktiškai. Ką padarysi? Ne ką padarysi. Keičiasi sąmonė. Patenka tam tikrą aplinką ir žmogaus sąmonė keičiasi. Manai? Taip. Ar ta sąmonė tiesiog atranda galimybės atsiskleisti? Ir taip gali būti dvipusis tos procesas, bet iš esmės labai žmogus jisai keičiasi. Ne, faktas taip, žmogus prisitaiko prie situacijos, užsiaugina raumenis. Struktūrą, tu tam tikrą ateini, visi aplink tave, kaip to galiu pasakyti, netgi žinau žmonių, kurie buvo tose opozicinėse gretose, jiems pavyko kažkokią struktūrą patekti valdišką ir jie per metus laiko visiškai pasikeičia. Nes kodėl? Tu ateini kažkaip vietų, ten kažką darai, tu ten gauni kažkokį pripažinimą, visi aplink tave faini, gražus, visi ten kažkas, čia kažkokie vatnikai, čia ne vatnikai, tu nebenori save priskirti vatnikais, tu nori būti prie elito, prie tokių pasiekusių. Žmogus turi tokią savybę, jisai visada siekia komforto. Visada siekia komforto ir paskui kelti tą komforto lygį. Ir aš esu matęs gal kokius 10 tokių skirtingų atvejų, kai netgi pakankamai dar jauni žmonės, kurie buvo perspektyvūs. Jie netgi kažkur čia malėsi aplinkui, straipsnius gerus rašydavo, jie pamatė, kad čia nėra kažkokių perspektyvos galimybių, jiems tai kažkur vienokiai ar kitokiai struktūrai kažkas pavyko ir jie po to iš Facebook'o draugų visus tos pašalino ir jie visiškai postą irgi jau slavo Ukrainai ir visą kitą, jau jie pasikeičia. Jie galbūt ne tai, kad ten pinigų sprendimų aš pasikeis, jie natūraliai tai vyksta. Čia tas momentas vėlgi, tas masių valdymas paberiant skaniuko.
mes čia dedam skaniukus ir žmonės vat, patys savaime taip kažkaip priima sprendimus ir niekas jų neverčia, niekas jų neprievartauja, negazdina, mašinų nedegina, žodžiu, Ne. Tai aš dėl ko tos dalykus esu irgi šneku, kad mes turim irgi sugebėti sukurti savo tas struktūras, kad jeigu atsiranda pas mus talentingi žmonės, kad jie galėtų užsikabinti. Gera su mumis, ar ne? Jo. Ir ta prasme, natūraliai ir jis galėtų už to pragyventi, tarkim, susiema kažką, rašo straipsnius, daro laidas, kad jis galėtų, pragyventi. Ta prasme, jis turėtų savo auditoriją, jis galėtų jausti daugmaž komfortiškai, nes jeigu jis jausis amžinai šūdinai, tai plius ir šeima jis puspaus akis, tai kodėl babkių neteši, kol dar kažką neteši, jis ten pradės galimybę kažkur tai nutolti tos veiklos, susiras kažkokį darbuką ir atitrūks. Taip. Ir mes taip prarandam dešimtis, belekiek žmonių. Net ir toj pačiu Tautininkų sąjungai 2011 metais įsisteiginėjo gruodžio mėnesį. Ji buvo jauniausia pagal amžių partija, jos buvo vidurkis 37 metai, nors ir buvo ir tų senukų, ten su smetoninių laikų dar likusių, ten rodė, ten tarpukariu Lietuvos, panau, ten Tautininkų sąjungos pažymėjimas, ant toks atsistoja, žinai. Tai buvo jauniausia. Jaunimo sėdėjo toj salį pusėje, gal tarp 18-30 metų, gal kokį 3 ar 400 jaunų žmonių sėdėjo. Jų visų neliko, jūs mato čia paskutinį. Aš paskutinis mohikanas iš tų ten sėdėjusių, kurie dar kažką ten bando visuomeninė erdvėje, dar kažkokie emigravo, prisitaikė, nuėjo kažkokią privatų struktūrą ir visą kitą, jų nėra. Tai įsivaizduojat, kiek yra mes prarandam tų žmonių, kurie realiai galėtų kurti judėjimus, sakytą, nes problema ta, kad jie neturi iš ko užsikabinti, nėra struktūrų. Nėra nieko. Tai, bet čia tam ir valdžia ir dirba. Taip. Tam ne tik valdžia, jos organai dirba, represiniai šitie mechanizmai. Ir žmonės nesudirba. Šiais laikais, Jarkutėliu, šiais laikais būti elementarių patreonus už 3 eurų, belekas gali to būti. Teisingai, ta prasme. Dabar šiais laikais yra priemonės, kaip gali patys žmonės išsilaikyti savo politinės partijas, gali išsilaikyti savo žiniasklaidą. Ir tas tos pačiuose vakaruose, bet vieną gerą dalyką iš vakarų paimkime, kad vakaruose taip puikiausiai važiuoja. Taip, bet aš nežinau, su tavim kalbėdamas sakiau, bet aš pastebėjau, kad būtent vakaruose, ar ne, tas išlaikymas savo aktualios, savo įdomios šitos nepriklausomos žiniasklaidos, tų visuomeninių organizacijų, visai kitame lygyje, bet ir aš spėju dėl to, kad jie gyvena tam pasaulyje, kur nori kažką gauti, turi susimokėti. Nieko negausi, prieš tai nepadėjęs pinigą. Ja. O mes užauginti tame pasaulyje, kur valdžia turi pasirūpinti. Taip. Valdžia, mokslas nemokamai, šviestimas, medicina nemokamai, sanatorijos nemokamai, poilsiavietės, jūra, miškas, ežeras, krantas, būtas paskira. Irgi nededi iš kišenės pinigų, o tau skiria darbovietę, automobiliui paskirą nupirkti, jau tenai susimoki, bet tai visur tas rūpestis, kad tau turi būti duota, tu esi toks nuostabus, toksai geras, kad ir mes privalome tavimi pasirūpinti. Ir tada gaunasi taip, kažkas man kalba, ar ne? Kažkas man kalba, kažkas ten su manimi bendrauja. Taip turi būti. Jisai dėl to, kad jam taip norisi, dėl to, kad turbūt jisai kažką gauna. Ir taip, gauna taip. Tai čia dabar, kad aš savo dar tenai, kaip sakai, 3 eurus padėčiau, ne. Yeah. Realiai tai iš tikrųjų, ten, grubiai tariant, 1000 patreonų po 3 eurus, 1000 žmonių, kurie per mėnesį skirtų kavos šitą stiklinaitę degalį, kai degaliniai kainuoja beveik 3 eurus, skirtų savo mylimam blogeriui ir jūsų mylimi blogeriai gyventų visiškoje finansinėje nepriklausomybėje ir dar galėtų samdyti advokatus, gindamiesi nuo išpuolių, priekabių ir taip toliau. Maža to galėtų ten samdyti studijas, kurti laidas, efektus, kompiuterinius, bileką. Elementariai, draugai mano, 1000. Žiūrėkit, 1000, man 1000 dar kažką. Žiūrėkit, yra toks Dominikas Kubilius, kur tas ant laužo daro. Jo. Tai jis paskelbė savo ataskaitą, pasigyrė, tai per ten kelis mėnesius, kiek jis savo veiklos daro, Patreonė 60 000 unikalių pasilankymų, 2000 aktyvių narių.
Nu, 2000 galima tenai pasižiūrėjus jo tą mokėjimo lygius, galima spėti, koks yra vidutinis mokėjimas, nu, jisai kelis tūkstančius surenka. Drąsiai. Ir momentas, žinai, kas yra? Dėl ko va šitai daliai taip lengviau einasi? Todėl, kad pas juos yra jaunesnė auditorija, ta, kuri užauginta ant kapitalizmo, ta, kuri jau supranta, kad nori turėti, turi padėti pinigėlį. O pas mus žmogus, juokinga, žmogus bijo patiktuką paspausti. Buvo tokia atveju tavo, ne? Taip. Man tėvai sakė, pažįstamas, žiūri mane, bijo paspausti patiktuką. Ta patiktuką ant YouTube'ės, ant Facebook'o? YouTube'ai bijo, YouTube'ai. Jisai žiūri kiekvieną laidą, YouTube bijo. Amažuka, žinai. Va tas, vis tik ta senoji karta, nors ir užgrūdinta revoliucijos liepsnuose, bet prigazdinta sunkaus gyvenimo ir turbūt, Bet turi elementariai suprasti, nebus profesionalios žiniasklaidos. Ta prasme, be šiais laikais, be resursų. Taip. Ta prasme, straipsnių rašymas, video darimas, tai yra konkretus darbas. Tai yra laikas. 6-8 valandas tu būni, aš ten, žinai, kaip būna, kad surinkčiau rimtą informaciją, aš ten būnu kokias 8 valandas. Taip. Ieškau, perklausau, karpau, dedu, po to ten dariau. Tai yra ofigienai daug laiko. Tai čia, kai tu, Mariau, darai tą pilnavertę laidą su video ištraukom, su vizualinė medžiaga. Taip. Jeigu aš darau rusiškam kanale tą rubriką savo Nasvezi Litva, taip, pusę valandos mano pokalbis apie aktualijas vienokią ir kitokią temą. Surinkti medžiagą šitam, kad pasiruošti 2-3 valandos, taip. Dar filmavimas, video konvertavimas, pusę dienos mažiausiai tam, kad pusvalandį pagaminti į eterį. Draugai mano, tai jis sako, ir juokingiausia sako, išgirsti nieko, kokiam komentare, nieko nedarai, nieko nedirbi, žinai. Tu nieko nesiruošdamas gali paplepėti ten bendrom temom. Galų gale, kai tu daug informacijos pravarai, tai pasilieka, prisikaupia, taip, tai tu tenai gali tokiam atsipalaidavimui, neįpareigojančiam pokalbim, kurie beje, jūs galite, Laurinas Ragelskis transliuoja LRT kanale pasižiūrėti, nes kol ten nedaug žiūrovų, aš būtent taip laisvai savo leisdamas neįsitempti. Ir bendrauju taip. Bet esminis, matai, yra dalykas mano bent pačioj galvoje ir aš galvoju, kad mes turim sukurti savo visą žiniasklaidos bloką. Turi būti ir žinios, turi būti ir aktualijos, turi būti naujienos, turi teorija, turi būti straipsniai, turi būti portalai. Aš gigantomanas. Mano galvoje yra visa korporacija, liaudės žurnalistika, tai yra daug kanalų, visi dirbantys čia, ta prasme, eina ta žinios, peržiūrė 100 000. Ta prasme, tai yra ta jėga, kuri gali atsispirti prieš visus tuos užsienio įtakos agentus Lietuvoje, kur čia veikia ir tik kurių pagalba įmanoma normali politinė jėga. Nes be savo žiniasklaidos tu be šansų. Taip. Jokių rinkimų nelaimėsi. Taip. Nes kodėl visi rinkimai demokratiniai taip puikiai vyksta visose demokratinėse valstybėse, kurios yra visame pasaulyje dabar demokratija, nugalėjo visame pasaulyje. Todėl, kad eidami į rinkimus jau mes esame atrinkti, jau yra atrinkta, už ką mes balsuojame. Taip. Tie, kas tai suprato empiriškai ir eidami kars nuo karto ir gaudami vis tą patį rezultatą, suprato ir nebeina. Kiti protingesni tą išmastė ir neina iš ideologinio nesupratimo. Treti eina vis dar tikėdamėsi naiviai, dar kartą įsitikinkim, kad daiktas įviniotas į blizgantį popieriuką rudos konsistencijos yra ne šokoladas. Čia aš suprantu požiūrį, bet aš iš esmės ne visai jų palaikau, nes matai, yra rinkimai, tai lygu, pažiūrėjau, savivaldos rinkimai, žiūrėk. Taip, tai Mariau, taip, bet bendra prasme, ar ne? Taip. Dar žiūrėk kaip pavyzdys, tarkim gerai, Druskininkų meras Malinauskas, jam poligono norėjo užkarti, atsisakė, išmetė. Sakykime taip, tam tikrame lygyje, taip, per laiką nutinka toks momentas, kai atsistoja tasai žmogus, kuris geriau negu kas buvo. Tai be abejo. Malinauskas druskininkams daug geriau negu kas buvo iki tol, todėl jį renka tenai Matijošaitis per pirmą ratą. Matijošaitis, kad ir kaip irgi galima kritikuoti, tikrai Matijošaitį galima belekiek kritikuoti. Širvintų merė Pinskuvienė atėjo, atsistojo, viskas, jie renka pirmų ratų, tiesiog kol prisimena, kaip buvo iki jos.
Ir ką tenai belotų tenai konservatnikai ir kiti ten jos oponentai, kol žmonės prisimena, kaip buvo iki jos, tol jinai be konkurencijos. Dabar gerai, bet vis tiek turi ateiti žmonės ir aš balsuosiu. Nes jeigu jie neįs, tai su jais konservai ir konservai su išrinkti. Ir be abejo, tame yra vėlgi tos informacinės, kaip čia terpės dalis, užduotis. Esmė tokia, šitie žmonės atėjo į tą vietinę savivaldą, irgi, kaip čia pasakius, ne tyri krištoliniai ir altruistiški, atsiduoti 100% save žmonėms. Ne, jie atėjo tam, kad nori... Savo reikalus tvarkos, jo. Nori turėti tvarkingą, stabilę savo, tokią, kaip čia, ekonominę aikštelę, kurioje galėtų ramiai tvarkytis savo reikalus. Bet jie tvarkosi daugmaž taip, kad neapiplėšinėja taip stipriai. O tam, kad jie galėtų šitą paimti, jie tada turi būti kažko geresni už tos, kas buvo, tuos praspirti. O įsivaizduokim tikrai, tarkim, tų idėjinių žmonių randam, turim savo žiniasklaidos priemonės, mes jūs išreklamuojam, mes jūs parodom ir jie ateina, tarkim, per už metų laiko į savivaldą. Taip. Ir pradeda tikrai kapsyti tos viešus pirkimus. Jo. Pradeda pinigai per savivaldą eina, o viešpatė kokia eina. Ne, iš kitos pusės, žinai, net aš mėgstu Pinskuvienę pacituoti, nes ilgą laiką buvau Širvintų rajono gyventojas, paskui čia privertė mane Šimašas Vilniuje prisiregistruoti, nes sakė, kad nepriims mano vaiko į vilnietišką mokyklą, jeigu aš Vilniuje neužsiregistruosiu. Čia Kaune irgi panašiai. Jo, tai Pinskuvienė pasakė, iš kur nauji autobusai Širvintų autobusų parke. Nereikia vogti ir viskam pinigų užteks. Taip. Ir faktas yra toksai, pinigų srautas yra toksai, kad nereikia vogti ir pinigų užteks. Aš visą laiką sakiau, kad pinigų yra. Čia kaip bankas sekundė, reikia pinigų yra. Jų tikrai yra pinigų ir valstybės biudžete, ir savivaldoj tų pinigų gali ras, bet tiesiog reikia tuos visus nugramdyti visas padugnės, kurie prilipė prie tų pinigų. Dėlės, tas siurbelės, kurie... Ašgi pasakos ir seniūnaitijų lygmenyje, kaip ten vagia per tos įsisavinimo projektus, kaip aš ten konservų projektus braukiau tenais, kiek tai galėdama, žinai, ten nekinti mane žviegiai, ten aš žinau, kad po to ten... Bet tu, matai, o problema, seniūnaičių rinkimus irgi neina, kurie vyksta pusę metų po savivaldos rinkimų. Sakiau, aš kiek kartų kartuoju, aš vienas iš 60 Kauno seniūnaičių, davai mūsų 60 sueina žmonių per visą miestą, mes per metus nuo pusės milijono iki milijono pinigų srautą paimsim. Įsivaizduokite, kokia būtų atrakcija, ar ne? Valdžia yra vienos partijos, taip, Lietuvos valdžia vienos partijos, tarybose savivaldybės kita partija sėdi, o tam žemiausiam lygyje, kur pradeda galėti skaičiuoti pinigus ir reikalauti atskaitomybės, sėdi visiškai žmonių atstovai. Taip, nes, tenai, jeigu seniūnus, tai praktiškai seniūnas tai yra, ūkvedys skirtas tai teritorijai, kuri vietos valdžia paskiria, jisai tenai visiškai, taip sakant, prieš valdžią nesišakos ir jai gyvenimo negadins. Bet seniūnaitis tai yra ta pirminė grandis, kurią, padarė kaip tokią visuomeninę iniciatyvą, bet, padarė ir maža to, kad padarė, jam dar ir tam tikrų galių suteikė. Šiokį tokį, nėra labai daug, bet tai reikia mokėti naudoti. Tai žiūrėk, tai prašau, kas politikos nori? Prašau, jums, išsibandykite save, seniūnaičių, taip, pakovokite už žmogų, už žmonės savo bendruomenės. Nes seniūnaičių gali būti tik tai tam savo gyvenamui seniūnaitijui. Turi būti jos gyventojas, tai reiškia, tu rūpinsies. Atstovauji savo vietą. Taip, atstovausi savo tą tiesiogiai gyvenamą vietą ir svarbiausia, taip, tu būsi ne valdžios pastatytas, tu būsi išrinktas žmonių. Nesvarbu, kad tų žmonių iš 4000 rinkėjų ateis 150 arba 15. Bet tie, kam rūpi. Ir visada, žinokite, kur yra žmonių masė, kurie gyvena, tas aktyvus branduolys, kuriems rūpi, kurie ateina į susirinkimus, kurie sprendžia, kurie tarėsi, yra mažuma. Ir ta mažuma visada nulemia, kaip gyvens visi kiti. Žiūrėk, bet šitas testas su seniūnaičiais, net ir su savivalda tas pats galioja, yra geras testas patikrinti, kiek yra realus tos opozicionierius. Taip. Nes dėl ko? Dėl ko seniūnaičius nieks neina? Vienas ėjo, kuris eidavo į rinkimus, tai iš tautininkų buvęs tas Sakalas Gorodėskis, žinai, tikriausiai Vilniuje. Jisai buvo seniūnaičių, o toliau iš visų tų, kurie bandė eiti kažkokius rinkimus, nežinau aš.
ko teitusi neaišku. O dėl ko neįsi neaišku, nes ten algos nemoka. Taip, tenai grinai visuomeniniais pagrindais, tu toks vat esi, žmonių atstovas, toks liaudės tribūnas. Sarginis šuo prie seniūnijos, kuris gali ten... Dėl ko kiti irgi pažeis. Eina vieni Seimo rinkimus, bet į savivaldą, sako, hebra, reikia savivaldą. Savivalda yra ne ką mažiau svarbesni reikalai sprendžiami. Dar daugiau gal netgi, kai kuriais atvejais. Kai kuriais atvejais daugiau, taip. Tai dėl ko neina, nes irgi algos nebuvo, būdavo tie čekiukai, už kuriuos tu ten kompensuoji. Dabar tai padarė kažkokia tai nedidelė, o dėl ko visi veržėsi į Seimą? Nuo šios kadencijos, kur čia dar konservų buvo sprendimas, bet įsigalioja nuo šios. Paprasto eilinė Seimo nario alga 4000 eurų. Tai tu ateini, gauni gerą atlyginimą, gali duosi krapštyti ten, kilnok rankas. Mariau, šitoje vietoje visiškai negaila, kad Seimo nario alga būtų 10 000. Nu tai jeigu efektyvumas yra. Taip, jeigu jisai būtų realiai žmonių atstovas ir jeigu jisai draskytųsi taip, kad jo valdomai valstybei nebūtų ubagų, jo valdomai valstybei nebūtų išardytų šeimų, išdraskytų ir šitos beprotybės su vaikų atiminėjimu, kad jo valdomai valstybei visi būtų sveiki, nebūtų bedančių tenai žmonių laukiančių 5 metus ten operacijų ir visą kitą. Tai jeigu jie dėl to draskytųsi. Jeigu jis atlieka darbą, tai faktas, kad negaila. Aš matai, norėjau palyginti, dėl ko visi ten opozicija, dėl ko neina. Senaičius neina, nes visai pinigų nėra, savivaldai maži pinigai. Dėl ko nori Seimą, nes Seimai geri pinigai. Plus Seime prasideda jau tenai tie sprendimai, kur skaičiuojami Seimo narių balsai ir prastuminėjami reikalingi projektai. Pats Veryga buvo gerai parašęs tą dalyką apie alko lobizmą, kaip jis tenais dirbo. Nežinau, ar dabar Veryga užkardė greičiausiai, ne? Užkardė tą alko lobizmą. Nes alko lobizmai, žiūrėk, kaip paslėpė savo reklamą po nealkoholinių. Taip, vargšai buvo priversti šitą daryti, matai, bet čia irgi toks dviejopas dalykas. Nebūtų žmonių vartojančių tą nuodą, taip, nebūtų galimybės jį pardavinėti, nebūtų poreikio. Bet, kai siūlo jį pirkti, taip, tai visada, yra prastumiamas ir vartojamas, viskas tas yra susiję. Ir sakyti, kad mes esame vėlgi tokie kaip visuomenė visiškai nekalti, mušinai skriaudžia ir taip toliau. Taip, jeigu tu esi, žinai, toks abuojas avinas, tenai, kuris nori, kad tau tenai žolytę skanę neštų tau žolytę, šonus kasytų ir nieko su tavim blogo nedarytų, tai vargu tau taip pasiseks. Nieko savaime nevyksta, jeigu tu nori permainų, tu turi irgi prie jų prisidėti. Turime visi avinai susirinkti bendrą laukinių avinų gaują ir išeiti į kalnus ir ten laisvai, skurdžiau negu tenai slėniuose ganomi piemenų ir šunų, žinai. Gal vilkai mus ten puldinės kalnuose, bet mes ten būsime laisvi ir gyvensime be pavojaus, kad mus suvalgės, kad visiems ateis laikas, kai jos nukerpa vilną, o paskui į mėsą. Čia labai gyvuliškos alegorijos. Aš manau, kad žmonės yra žmonės ir jie gali viską susikurti. Ne, čia šitas yragi mėgstančių tų suskirstyti. Avinai, piemenys, sarginiai šunys ir vilkai. Žinau. Čia taip skirsto tie, kas save labai nori į piemenų vietą pastatyti rolę. Taip, piemenų jo. Bet jie netampa pienėmis dažniausiai, kurie šneka. Nes tie, kurie valdo tokius dalykus, jie nešneka. Jie sako, jūs visi myli. Taip. Jūs išsirinkti, jūs šaunuoliai, demokratija nugalės, jūs patys protingiausi, jūs padarėte geriausią pasirinkimą. Taip, balsavote už tinkamą žmogų. Parėmėte tinkamus youtuberius. Marijų Jonaitį ir Lauryną Ragelskį. Nuorodos. Galite ir kitus, kuriems... Aš noriu pasakyti esminį dalyką. Kaip žmonės leidžia savo pinigus yra jau reikalas, bet svarbiausias yra dalykas suprasti, kad nieko už dyko ir iš oro taip nebūna ir jūs remkite kokį tik norite youtuberį, kuris jums patinka. Svarbiausiai prisidėkit prie kažkokios kūrybos. Nes jeigu mes visi taip nusikrapštysim, galvosim, kažkas savaime vyks, praeis metai, praeis 5, praeis 10, susensim, pavargsim, numirsim ir permainos vis dar nebus. Taip. Arba bus tokios, kokių mes nelaukėme. Kurias kursime ne mes, kurias kurs tie, kas suinteresuoti čia, pas mus kažkokių interesų turi. Kad interesų turi, tai faktas. Mes esame tokioje vietoje, taip istoriškai susiklostę, turime tokius kaimynus, kad neišvengiamai pakliūname į interesų konfliktų sferą. Mes pakliūnam ant meniu stalo.
Taip, mes esame ant meniu ir arba vieni mus ten pakramsnoja, kiti pakramsnoja, vieni švelniau mus tenai, kiti grubiau, be vazelino. Taip, vieni su meilė, sako. Taip, jūs esate nuostabus, jūsų kultūra yra nuostabi, kokios jūsų dainų šventės, jūs, gal jums numelioruoti ten 2/3 pelkių, nes jūs neturite kur tenai savo žemės ūkio plėtoti. O kiti sako, poligonai, skolinatės tenai 3 milijardus, 5 milijardus sumokate kai išlaidom. Ir 1 milijardo virš ten mokiau už tą vokiečių karinę bazę. Čia fantastika. Taip. Arba viena santvarka atėjus okupacinė, kaip sakoma, pastatė 70% visų dabar gyvenamųjų namų, jų tie, kurie gavo, aišku, džiaugias, bet jų vaikai ir anūkai po to, fui, sovietinis paveldas, bet visi gyvena tam name. Nes geresnė neįperka turbūt. Ne tik, kad neįperka, bet realiai man tai yra įdomus momentas. Žmonių statistiškai mažėja, taip, o tu jauti, kad būtų būstai erdvėtų. Ta prasme, kad žmonės pradėtų erdviau gyventi, būtų lengviau nusipirkti, išsikraustyti iš mažesnio į didesnį kapitalas perskirta ir daugiau žmonių, kurie turi po 2, po 3, po 4 būstus, jos nuomoja, plus tai apgyvendina imigrantai. Susiurbė. Tiesiog susiurbė. Vieni netenka būstų, kiti daugiau įgyjo būstų. Tai formuojasi. Dabar Lietuvoje ta klasinė visuomenė paskutinius 30 metų formuojasi. Nes seniau kas gyvendavo visi kartu. Daugmaž. O vienas prasimušė. Buvo labai monolitiška visuomenė. O dabar, jinai visą ir pabiškės randa, ir kvartalai jau tie skiresni jau, kur gyvena jau tokie, arba prakutė, arba kurie tiesiog ant leasingų sėdi, bet bando atrodyti prakutę. Čia iki pirmos krizės jie tokie. Viskas tvarkoja, žmogus nori gyventi komfortiškai. Viskas tvarkoja. Jisai ieško variantų, ir jisai tenai, sakykime, gali iš karto leisti įsikinkydamas į paskolą 30 metų. 15 metų. Jisai atvirkščiai tenai taupys, tenai susispaudęs, paskui nusipirks, paskui pasidydys DDD. Kiekvienas ten skirtingai sprendžia. Bet skirtumas tame, kad realiai Lietuvoje tiek buvo būstų pristatyta, kad realiai buvo galima pasiekti, kad kiekviena šeima turėtų savo būstą. Kad ir nediduką, mažiuką. Tai jau būtų toks strateginis tikslas, būtų galima tą padaryti. Plus kažkiek vietoj to vadinamo gynybos biudžeto dalį skirti naujų būstų statybą ir jaunimui duoti beprocentinės kažkokias paskolas, tarkim, kaip pavyzdys, be pradinių įnašo. Įsikraustai, ten šeimą sukūręs, eik ir gyveni. Ta pati Baltarusija tą daro vis dar. Taip. Net Šiaurės Korėja tą daro. Matai. Tai Jasiukevičius pripažino, kad tenais jis buvo apsilankęs, aš turiu iškarpą dabar čia įdėsiu. Žinai, jeigu nevažiuotų su tom išankstiniam nuostatom, tai, žinai, atvažiuotų į bet kokią Afrikos valstybę. Ta prasme, kad ir Marokas, tai ten daug šudiniau gyvena tą Marokę, negu kad Šiaurės Korėjos žmonės. Aš jau nekalbu ten, žinai, kokia Rumunija. Aš manau, kad net čia Europoje yra prašiau gyvenančių žmonių, negu to Šiaurės Korėjoje, žinai. Aišku, ten režimas, ten visų, žinai, dulkina, tu ten negali kitaip galvoti, nes, žinai, bus blogai. Bet šiaip, pavyzdžiui, Pchenjanas, tai blemba tas miestas toksai, kad čia mums Europoje dar daugumai didmiesčių dar ten daug, žinai, šūdais plaukti, kol jie pasieks tokį lygį, žinai, kaip atrodo. Ta prasme, įsivaizduok šalis, kuri absoliučiai yra blokada. Nieko negauna iš užsienio, naftos negauna, ten statybinių medžiagų negauna, bet jie tokį miestą pastatė dangoraižį, po 30-50 aukštų namai, žinai, tos namus žmonėms tipo uždyka dalina, nes socializmas, komunizmas, po miestą naujos mašinos važinėja, pas mus Kaune autoparkas turbūt kokiais 5 metais senesnis negu ten Pchenjane važinėjančių mašinų, žinai. Net Jasiukevičius pripažino, kad Šiaurės Korėja jiems dalina būstus. Žiūrėk, kai aš buvau mažas ir prasidėjo perestroika, bet dar Tarybų sąjunga buvo strong ir žodžiu, Amerikos nieks tenai greitai nedarė. Tarybų sąjungos vadovas Gorbačiovas paskelbė, kad iki 2000 metų kiekviena šeima turės būstą Tarybų sąjungoje. Ten buvo likę 15 metų iki 2000. Ir jisai buvo teisus, nes tarkim... Ir pagal statybinius planus realiai tą galima buvo įgyvendinti, kadangi gimstamumas jau tenai buvo praėjęs, ten tas toksai masinis augimas, jau gyventojų nemažėjo, bet jie neaugo tiek, kad... Mažiau, jie lėtėjo tas gimstamumas. Nes buvo tas pradinis momentas, kad tiesiog fiziškai nespėjo statyti būstų. Griauna senai tropas, kuriuose už... Ne, dėl to statė tos masinius blokuotus namus vienodus, nes reikia, kuo daugiau gyventi tos žmonės. Pramonė plečias, darbininkai iš kaimų vyksta, ten jaunimas. O šitą Šiaurės Korėja, žinai, kodėl sugeba taip pat irgi planuoti savo statybas ir aprūpinti gyvenamųjų būstų? Todėl, kad tenai
kareiviai, kurie atlieka ilgą karinę tarnybą, tai tikrai karinė tarnyba yra rimta ilga, jie yra naudojami statybos darbuose. Strojbatas, ne? Ir poligoną, va tenai, kur mokės 1 130 milijonų 2 UABams, ar ne, kurie dievina, šlovina turbūt šitą sistemą, tai šitą poligoną ir visą miestelį statytų kareivukai, tie, kurie tam poligonė treniruosis. Taip. Ir tada valstybei darbas nekainuoja, žmonės užimti, tarnyba eina, nu tik tai šitas gaminti statybinės medžiagas tiekti. Ant kiek nupiktų? Kainuotų ne 1 300 000, kainuotų statybinės medžiagas, daug dievė 10 milijonų, ten tas betonas sueitų. Tai, O kalbant apie tą nekilnojamą turtą, tai pažiūrėjau, žmonės susiranda informaciją pasaulyje pirmaujančią šalis pagal turimą gyventojų skaičių, kurie turi nuosavą būstą. 15 ar 16 pirmaujančių šalių vienokia ir kitokia forma buvo su socializmu susiję. Arba dar turi, arba buvo. Soslagerio šalis. O mažiausias šalis, irgi pažiūrėkit, tai būtent išsivyščiusios kapitalistinės šalis, pažiūrėra Vokietija, Austrija, dar kitos. Tai žmonės daugumoje neturi nuosavų būsto, nuomojasi, kuris skurdesnėjams ten duoda tos pinigų kažkiek įmeta tie savivaldybės, kažkiek dotuoja, bet jie yra priklausomi nuo valdžios malonės. Praktiškai taip. Ir šitokiu būdu žmogus neturėdamas tokio savo taip netimamo kampo, jisai tampa labai lengvai dresuojamų padarėlių, į ką ir mus nori visus paversti. Bet aš įtariu, kad žinok, pas mus dar, ne tai, kad dar, pas mus tas ta kartų istorija, kai mes praėjome pasipriešinimą kryžiuočiams, paskui praėjome krikščionybės ten tą tokį genocidą, kai visi, kas bandė priešintis, buvo taip kertami, praėję baudžiavą, praėję revoliuciją. Lietuvoje irgi buvo bolševikai, lietuvių bolševikai, didvyriai buvo, kurie, taip, visos... Vilniaus komunariai pasidomė, kaip tai buvo 1919 m. sausio 1 dieną, kaip jie ten atsišaudė prieš Lenkus. Taip, buvo žmonės pas mus visais laikais buvo tas kovingas branduolys išlikęs ir lygiai taip pat, aš manau, kad tas niekur vis tiek be pėdsako nedingsta, tas žinai. Genas kovotoja, kraujas kovotoja vis tiek pas mus išlieka. Ir tikėkimės. Aš manau, kad dėl to mes vis dar esame. O ne, žinai, ištrinti į buvusio poligono teritoriją. Čia maždaug kaip po 50 metų, kad atvažiuotų turistų grupė iš Minsko ir ten jos vedžiotų gidas ir ten su radioaktyviu skafandru sakytų, čia kažkada buvo Lietuva. Tikėkime, kad to nebus ir tada reikėtų to mylimo signataro žodžiais pabaigti, tegausėja mūsų gretas. Tegausėja mūsų gretas. Iki, draugai.